when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keeps a lot of folks alive. Now I'm a man of 21. You know, baby, we can have a lot of fun. I'm a man. In an hour's time. I'm a man. Labą dieną. Jūs turbūt seniai svajojate sukurti filmą, kuris susilauktų šiuolaikinės visuomenės dėmesio. Jūs norite susilaukti šlovės ir pripažinimo, nesvarbu, kaip trumpai šie du dalykai gali tęstis. Jei šiame apibūdinime atrandate dalelę savęs, šis filmas sukurtas jums. Taigi, ko reikia sukurti filmą? Pradėkime nuo galbūt neįdomiausios ir sunkiausios filmo kūrimo dalies – scenarijaus rašymo. Rašydami scenarijų, rinkitės tokį filmo žanrą, kad jis pritrauktų kuo daugiau įvairius filmus mėgstančių žiūrovų. Taigi geriausia, jeigu jūsų filmas turėtų prierašą – siaubo karinė, trilerinė, meloerotinė nuotykių drama. Rašydami scenarijų, dėkite kuo daugiau kraujo scenų, nes šiais laikais mūsų visuomenė labai mėgsta kraują, o jūs turite šiuo filmu patenkinti jų kraujo troškimą. Pirmiausia, jums reiks kameros. O ne tos senos, kuri filmuoja 4:3 formatu. O jums reiks pailgų, super video ir audio kokybę įrašinėjančios kameros. Antra, jums reiks to žalio daiktą ant sienos. Taip, to paties. Naudojant žaliojo ekrano techniką, jums nereiks išleisti milijonų, kuriant įvairias scenų dekoracijas. Norimą paveiksliuką galėsite ištraukti iš interneto. Ir trečia, jums reiks apšvietimo. Atkreipkite dėmesį, kad jums reiks ne paprastų lempučių, bet didelių, galingų prožektorių. Dabar jums reiks filmavimo grupės. Režisieriaus, kuriuo tikriausia pats būsite, operatoriaus, apšvietėjo, aktorių grupelės ir poros scenos darbininkų, kurie patarnaus. O dabar beje atneškit man kokį raumeningą bakūrą, iš kurio padarysim pagrindinį herojų filmą. Prieš pradėdami filmuoti apsirūpinkite kečupu, kad imituotumėte kraują. Dėkite į kadrą daug erotikos nuogo kūno. Nepamirškit pasirūpinti grimu.
Gerai, tuomet, ko reiks pagrindiniui herojui? Merginos, suraskite kokią patrauklę gražią panelę, jeigu nerandate, paimkite kuo baisesnę. Ir dar praverstų jos didesnė. I'm sexy and I know. Geriau. I'm sexy and I know it. Galiausiai jūs esate pasiruošęs filmuoti. Taigi, įsprauskite herojų rankas ginklą ir spauskite filmavimo mygtuką. Jeigu parašyte suprantamą scenarijų, filmavimas neturėtų labai ilgai užtrukti. Daugiau laiko užims filmo montavimas, o montavimas yra pagrindinis raktas į sėkmę. Yra 3 montavimo taisyklės, kurių laikantis jūsų filmas taps šiuolaikiškai tobulas. Pirmoji taisyklė – įdėkite kuo daugiau sprogimų. Antroji taisyklė – įpinkite kuo daugiau sulėtinto vaizdo epizodų. Ir trečioji taisyklė – pritaikykite tiems epizodams šiurpuliuką keliančias melodijas. Sumontavus, štai taip turėtų atrodyti ištrauka iš jūsų filmų. Jeigu uoliai laikėtės visų taisyklių, sveikiname jūsų turėtą populiarų filmą! Tačiau rytoj šį filmą pamirš, nes jis niekad nepakeis pasaulio.